Ir dabar aš pristatysiu antrąją Stefano Covėjaus knygą, 8 įprotis – tobulybės link. Negaliu susilaikyti nepaskaičius Ryčio Juozapavičiaus žurnalisto minčių, įspūdžių iš susitikimo su Covėjum, kuris įvyko prieš 2-3 metus Rygoje. Covėjus buvo atvykęs į Rygą, štai ką rašo Rytis Juozapavičius. Covėjus Rygoje kalbėjo apie sinerginį ryšį. Mes trupučiuką apie tai irgi kalbėjom, kai aš pristatinėjau pirmąją knygą. Tai Rytis Juozapavičius sako, kad įdomiausiai, kad pats Covėjus demonstruoja būtent tą sinerginį mąstymą savo elgesiu. 76 metų oriai judantis vyras, skusta galva, savo seminare atsisako varžytis su sėkmės mokytojais arba viešojo kalbėjimo sportininkais dėl kuo įspūdingesnio reginio vaizdo. Jis kalba lėtai ir paprastai, siekdamas tik kuo tiksliau perduoti savo žinią. Savo doktriną iliustruoja tais pačiais jo veikaluose, jau pateiktais pavyzdžiais, tarytum taupytų mintis. Pristatydamas savo bestsellerio 7 sėkmės leidimų žmonių įpročiai, visame pasaulyje išpopuliarintą vertybėmis grįstą asmeninio tobulėjimo sistemą, jis pabrėžia, kad suteikė tik naujus pavadinimus nuo žilos senovės žinomiems principams ir sudėliojo juos lengvai suprantamą mokymą. Tik tiek. Per kavos pertraukėlę susitikęs su savo kolegomis iš kompanijos Franklin Covey, nešioja jiems pyragėlius ir ploja kiekvienam pasirodančiam, tarytum sutiktų čempioną. Per pietų pertrauką su žurnalistais šnekasi 20 minučių ilgiau nei planuota, beveik nepalikdamas savo laiko ramiai pavalgyti. Seminaro išvakarėse sako kalbas įvairiose vietose ir nemokai dalijasi išmintimi apie lyderystę šeimoje su šimtais žmonių iš gatvės atvirame seminare, užuot mėgavęsis Rygos slėpiniais. Turbūt sutiksite, kad šitie su meile parašyti žurnalisto žodžiai iš tikrųjų labai charakterizuoja Covėjų ir mes atpažįstame jį tokį kaip knygos autorių, ar ne, kaip savo minčių skleidėją. Iš tikrųjų, kodėl atsirado 8 įprotis šita knyga? Jeigu pastebėjote 7 sėkmės leidimų žmonių įpročiuose, yra kalbama daugiau apie efektyvią veiklą, apie efektyvumą. Ir primenu, kad ta knyga buvo parašyta 1989 metais, o 8 įprotis išleista 2006 metais. Tai yra prabėgęs nemažas laiko tarpas. Mes visada šnekame, kad ta kaita yra labai sparti, mes ją juntame ir visame pasaulyje žmonės tą junta, įvairiuose srityse, ar ne, ir iš tikrųjų pokyčiai įvyko. Ir jeigu ankstesnis laikas dar reikalavo ir daugiau buvo kalbama apie efektyvumą, dabar atsirado reikalas kalbėti apie prasmę, apie pašaukimo paiešką, apie augimą, prasmingą asmens tobulėjimą ir augimą, apie tai, kaip realizuoti save ir būti entuziastų, bei būti naudingu. Taigi, kaip sako pats Covėjus, 8 įprotis yra atsakymas į žmonijos pašaukimo paieškas, į sielos troškimą būti didinga, organizacijos imperatyvui, būti prasminga ir siekti geresnių rezultatų. Covėjus kalba apie tai, kad tikrai įvairios organizacijos ir įmonės dabar išgyvena gana tokį sunkų periodą ir turi egzistuoti gana konkurencingame pasaulyje. Ir tik tie vadovai, tų organizacijų vadovai, kurie tikrai skiria dėmesio savo darbo jėgai, savo žmonių potencialui atskleisti, tik tie laimi kovą būtent toj konkurencingoj aplinkoj. Ir Covėjus klausia, sako, bet ar šiandien galime surasti daug tokių organizacijų, kurios stengiasi atskleisti visapusiškai savo darbuotojų potencialą.
Taip, dabar šita skaidrė. Jūs paskaitykite. Kovis pozityvus autorius. Bet knygą jis pradeda gana nuo tokių dalykų, kuriuos pozityviais mes nepavadintume. Širdgėla. Įklimpau, įsiekau, manęs nevertina, nesijaučiu reikalingas, esu nusivylęs, taip toliau. Nežinau, kaip jūsų organizacijose, bet ko gero visur atsiras toksai kampelis, kur mes galim pasikalbėti su kolegomis, išgerti kavos puodelį ir galbūt padėjuoti, ar ne? Tai yra darbe, galbūt šeimos aplinkoje ir kitas pats panašiai. Ir Kovės kalba apie tai, kad šita širdgėla yra būdinga milijonams žmonių visame pasaulyje. Ši širdgėla yra labai asmeniška, bet kaip pasakė Karlas Rodžersas, tai, kas yra asmeniška, kartais tampa labai bendra. Dabar pasižiūrėkite kitą skaidrę, kur Kovės remiasi Harris Interactive apklausa. Ir Kovės kalba apie tai, kad būtent ta širdgėla, jinai parodo savo veidą tada, kai organizacijai reikia daryti, atlikti rimtus labai reikalus, kai reikia nusistatyti prioritetus, kai reikia kelti tikslus, kai reikia kurti bendrą viziją ir panašiai. Ir kaip atrodo visi tie dalykai, kai, pavyzdžiui, iš 23 000 apklaustų JAV gyventojų tik 37% aiškiai supranta, kokiu tikslu ir kodėl siekia jų organizacija. Tik 1 iš 5 teigiamai vertina savo komandos ar organizacijos tikslus. Tik 1 iš 5 aiškiai suvokia darbo svarbą siekiant komandos ar organizacijos tikslų. Tik pusė apklaustųjų savaitės pabaigoje būna patenkinti savo darbu. Tik 15% teigia, kad organizacija jiems sudaro tinkamas sąlygas darbui. Tik 15% mano, kad jų darbo aplinkoje vyrauja tarpusavio pasitikėjimas. Ir galima būtų tęsti. Ir kad būtų visai aišku ir akivaizdu, Kovės sugretina su tokiu kaip dalyku. Sako, įsivaizduokit futbolo komandą. Komanda yra 11 žaidėjų. Ir jeigu kaip analogija, 4 iš 11 žinotų, kad jų komanda įmušė per rungtynes įvartį. Ne, truputį kažkaip kitaip tie visi skaičiai ir tie procentai pasimato. Tik 2 apskritai tai rūpėtų. Tik 2 iš 11 žinotų, už kurią komandą žaidžia ir ką turi daryti aikštėje. 9 žaidėjai kamuolį stengtųsi varyti į savo komandos vartus. Bet kai taip atsiranda toks sugretinimas, analogija, tai mes tada turbūt geriau suvokiam, ką reiškia anksčiau išsakyti procentai, ar ne? Ir dėja, bet Kovės konstatuoja, kad tai yra būdinga, čia gali pasidžiaugti, ne tik mums. Nors negali sakyti, iš tikrųjų, kūrybingų, entuziastingų žmonių yra visur ir optimistų ir tikrai pokyčiai yra, tarp kitko nuo tų 2006 metų taip pat laiko tarpas yra nemažas ir yra tokių tikrai džiugių, kitokių požiūrių ir, tarkim, aš auditorijose vis duodu iš savo patirties pavyzdį. Tarkim, mano sūnus studentas ir jisai, jo mokymosi grafikas leidžia jam dar ir dirbti. Įsidarbinęs keliom valandom šiuolaikiniai tokioj įmonėj ir tikrai tai, ką jis pasakoja parėjęs iš to savo darbo, tai leidžia manyti, kad ne visose organizacijose yra tie tokie širdgėlos požymiai, ar ne, nes vadovai jauni, entuziastingi, moka užkabinti tuos darbuotojus, įkvėpti jiems irgi entuziazmo. Vadinasi, pokyčiai yra. Tiesa, ten yra Norvegų įmonė, tai gal čia dar kol kas toks irgi rodiklis, ar ne, bet aš tikiu, kad tendencijos tam tikros į teigiamą pusę labai jau ryškėja. Na ir būtent šitos knygos tikslas yra nurodyti kelią, kaip išbristi iš tos širdgėlos, kitaip galbūt nebūtų prasmės mums tos knygos ir skaityti. Dabar jeigu pradėjo kalbėti Kovės apie širdgėlą, toliau perina prie problemų.
Ir sako, iš kur galbūt kilo tie dalykai, kurie mums kelia širdgėlą. Jie dar atėjo iš to pramoninio amžiaus, ar ne, dar yra palikimas. Mes dabar žinių, ekonomikos amžiuje gyvenam, bet vis tik esame linkę kontroliuoti ir vadovauti žmonėms taip, lyg valdytume daiktus. Tai aš kalbu visą laiką turėdama omeny ne tik tuos aukščiausio rango vadovus. Šitie dalykai tinka bet kur, galvojant apie šeimą, apie klasę, apie savo vaidmenį, kuo jūs bebūtume, tarkim, jeigu dirbat mokykloje ar kur kitur. Ir kita tokia patirtis, palikimas, tai yra netinkamas požiūris į žmogaus prigimtį. Na, Kovėjus kalba apie tai, kad mes, atsimenat, praeitoje knygoje kalbėjau apie laisvę, pasirinkimo laisvę. Turim laisvę rinktis, kaip atsakyti į tam tikrą stimulą. Jeigu kažkas sukelia mums širdgėlą, nusivylimą, tai kaip mes galime atsakyti? Dabar padarysime tokį trumpą testuką. Čia nusirašinėti nieko nereikia, matote, yra 6 scenarijai jums specialiai paruošta šitą skaidrę. Aš skaitysiu jums tam tikras situacijas, o jūs pasižymėkite pliusiuku, kokį scenarijų pasirinktumėt tuo atveju. Aš sakysiu situaciją, o kaip jūs reaguosite į tą situaciją. Galimi 6 scenarijai to reagavimo, to atsako. Tai bet pirmoji situacija. Jūsų darbe, jūsų netenkina atlyginimas. Ir jūs manote, kad tas atlyginimas netitinka jūsų įdėto triūso. Na, tyliai pačios pasigalvokite, kokį scenarijų jūs pasirinktumėt, ar išeitumėt iš darbo, ar sukeltumėt maištą, arba tiesiog paklusniai vykdytumėt savo pareigas, arba netgi nuolankiai ir stropiai dirbtumėt ir taip toliau. Jūs viską matote, ar ne? Galite kažkaip pasižymėti, ar tiesiog apmąstyti. Antra situacija. Jums gerai moka, bet elgiamasi nemaloniai. Ir tas elgesys dažnai priklauso nuo viršininko nuotaikos, nuo visokių kitokių veiksnių. Kokį scenarijų jūs pasirinktume? Trečia situacija. Jums gerai mokama, elgiamasi maloniai, bet niekam nerūpi jūsų pačių nuomonė. Bet žiūrėkit dabar į tai, ką aš jums užrašiau. Reiškia, jūs patenkinta tik tai kūnas ir širdis, o protas, reiškia, jūsų nuomonė niekam nerūpi, ar ne? Kokį scenarijų jūs pasirinktumėte? Ketvirta situacija. Jums gerai mokama, maloniai elgiamasi, vertinamas jūsų kūrybingumas, bet nuolat tenka dirbti neprasmingą darbą. Na, galima sakyti, kad tarsi iškasa duobę ir ją užkasa. Iškasa duobę ir ją užkasa. Atsitinka taip, ne? Irgi, kokį scenarijų jūs pasirinktumėte? Penkta situacija. Mokama gerai, elgiamasi gerai, kūrybingai dirbate prasmingą darbą, bet nėra elgiamasi sąžiningai jūsų klientų, tarkim, atžvilgiu. Turit kažką apgaudinėti. Turbūt suprantat, nes negaliu pasakyti kiekvienu atveju kaip, bet turbūt suprantat. Tarsi visi tie 4 žmogaus prigimties elementai yra patenkinami, bet ko gero čia tai, kas susijęs su sąžine, nelabai, ar ne? Tai irgi. Tai gal galėtumėte atsakyti, kur užsidėjo paukštelius ar kryželius ties kokiais scenarijais? Ar nedrįstat prisipažinti? Nuo paskutinio, jeigu pradėti, tai išėjimas iš darbo. Maištas arba išėjimas iš darbo galėtų būti, bet kuriuo atveju, ar ne? Blogiausiu atveju galbūt, ar ne? Ar, nekankinsiu, aš jūsų tiesiog pamąstėt, buvo proga pamąstyti. Ir Kovėjus sako, kad tikrai šitą skaidrį yra pateikęs daugeliu klausytojų. Sako, geriausiu atveju ties
trečiu to punktu, kur yra nuolankus stropumas ir užsibaigia, ar ne? Nes niekas nėra nurodęs, kad tada atsiranda geranoriškas bendradarbiavimas, kad tada nuoširdus atsidavimas klesti, tarkim, arba kūrybinis pasitenkinimas. Visi apsiriboja tais pirmu, antru, trečiu punktu, ar ne? Vadinasi, galima padaryti išvadą, kiek mums reikia tam, kad mes galėtume jaustis realizavę save ir kad tikrai dirbame prasmingą darbą ir ko gero atradome savo pašaukimą. Na ir sprendimas tokiuose situacijose, kad nebūtų širdgėlos, kad nebūtų problemų, kuris sako labai paprastas, reikia atrasti savo pašaukimą. Pašaukimą čia jis sako tą plačiąją prasme, jis turi omeny tą savo sėkmingą realizaciją, prasmės suvokimą tame, ką tu dirbi, kokioje tu veikloje esi. Ir antras dalykas, ne tik nepakanka tikram lyderiui, nepakanka tik pačiam atrasti savo pašaukimą, bet reikėtų įkvėpti ir kitus atrasti savąjį. Tai dabar aš prisimenu mūsų pirmąjį susitikimą, kai kalbėjom apie 7 įpročius, tokių minčių buvo iš jūsų, ar ne, kas yra lyderis. Jisai ir kitą turi paveikti. Vienaip ar kitaip aš girdėjau iš auditorijos tą pasakytą. Tai yra toks pasakymas, gal ir žino, kad jeigu nori būti laimingas vieną dieną, sako, prisigerk. Jeigu nori būti laimingas mėnesį, sukurk šeimą santuoką. Jeigu nori būti laimingas visą gyvenimą, susirask savo mėgiamą darbą. Čia atrask savo pašaukimą. Šeimą mėnesį ir puiku. Taip, ne, bet jeigu nori būti šeimą mėnesį, jeigu nori mėnesį būti laimingas. Na ir toliau mes galėtume kalbėti apie tai, ką mes galime. Visi galime atrasti savo pašaukimą, sako Kovėjus. Visą laiką auditorija atsiranda abejojančių tuo ir kartais ateina žmonės pasiklausyti apie lyderystę, bet tarsi per atstumą. Mažai kas, Giedrius paklausė, ar yra auditorijoje nors vienas lyderis, prašom atsistoti, mažai kas drįsta, arba tiesiog neįsitikinę, arba mes turim galbūt truputį klaidingą sampratą, kas tas tikrasis lyderis. Mes įsivaizduojam, galbūt susidarė tą vaizdą iš tokių matomų žmonių, kuriuos mes matom per televiziją ir tas galbūt toks stereotipinis matymas, jis gal šiek tiek ir klaidingas. Ir norėtųsi, kad po šios dienos susitikimo jūs šiek tiek galbūt ir apmąstytumėt, permąstytumėt ir gal atrastumėt kažko kitų bruožų, kurie charakterizuoja tikrai lyderį. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad Kovėjus sako, kad mes visi turim galių ir gebėjimų, tik tai, ar kartais mes jų nesam kažkur tai paslėpę arba net neatradę. Ir jis tuos mūsų gebėjimus, kuriuos mes turim, įgimtus gebėjus, jis vadina Dievo dovanomis, duotybėmis. Ir sako, įsivaizduokit, jeigu po kalėdinė eglute yra daugybė dovanėlių. Ir mes kažkodėl pusės neišpakuojame. Taip gali atsitikti. Galbūt gyvenime taip negalėtų būti, nes mes tikrai linkę išpakuoti visas dovanėlės, bet sako, gal kartais ir yra tų neišpakuotų dovanėlių. Ir toliau kitas skaitė sako, kad visi vaikai gimsta genijai, suaugusieji mikliai nejučia sunaikina tokius didelius skaičius genijų. Kadangi dažniausiai šitų paskaitų klausosi mokytojai, tai ne visi sutinka su tuo ir labai puiku, kad nenorit sutikti. Bet tokia tendencija gal ir yra, nes galbūt neįžvelgiam arba nemokam paskatinti, arba neturim tam laiko. Bet čia visokios aplinkybės susideda, ar ne? Ir Kovėjus sako, kad kūdikis gimsta ir yra labiausiai priklausoma būtybė
pasaulyje. Ir kaip greitai tas mažas kūdikis tampa galingu. Jūs pažiūrėkit, kaip sparčiai vaikai visko išmoksta. Netikėtina. Ir kartais išmoksta iš ne visai gerų dalykų ir atrodo, ten pavyzdžių tokio neturi, bet jie tiesiog semia, siurbia iš aplinkos visą informaciją ir labai greit mokosi. Po to tarsi tas sustoja, ar ne? Ir dabar padarysim tokį pratimėlį, kad galėtume toliau kalbėti, pasitikrinsim, kaip ten su tom dovanom. Bet norėčiau, kad atsikirptumėt juostelės galiuką. Nebūtinai, kad visi, bet tiesiog kas norite. Kiek norite juostelės? Tautvidai gal patenka, bet kas norėtų. Tai labai paprasta. Norėčiau, kad prisistatytumėt, vardą savo pasakytumėt. Ir vyniodamos juostelę aplink pirštą, pasakykite, ką jūs sugebat, arba kokį talentą turite. Bet vienas tas užvyniojimas yra vienas kažkoks gebėjimas, o gali kalbėti viską, ką jūs sugebat. O gal šią akimirką ir išvyniosim kokią dovanėlę, kuris lypi po eglute. Tai prašom, klausomės. Va, taip yra. Sugebu apie knygas daug papasakoti ir apie aukštus. O jūs esate? Bibliotekos savinė. Ir vardas? Edita. Edita. Viskas. Ir viskas, vat matot, yra taip, o ne kitaip. Ir galbūt kitos mums, kiti gebėjimai liko paslėpti po eglute. Ačiū labai. Toliau. Prašau. Mano vardas Regina. Esu bibliotekininkė. Ir vyniotės. Ką sugebu? Aha. Sugebu išklausyti, sugebu mylėti, sugebu padėti, kai reikia, kai prašo pagalbos. Ir pasibaigė juostelė. Ir pasibaigė juostelė, tai jūs norėtumėt, mažą? Kas dar norėtumėt? Aš esu Jurga, muzikė, aš sugebu šypsotis. Ir baigėsi juostelė, ar ne? Toliau. Aš esu Vitalija, teatro mokytoja. Aš sugebu žaisti su vaikais. Ačiū. Jūs? Ne? Netikiu? Aš esu Jolanta, muzikos mokytoja ir aš sugebu šokti. Palmira, jūs? Ne? Aš neatsikirpau. Neatsikirpote, nepaslaptinė. Ingrida atsikirpo. Tai čia gaunasi mano pats ilgiausias jau iš tos auditorijos. Ne, kalbu jau dabar. Tai aš esu Ingrida, esu kalbų mokytoja, esu auklėtoja, esu mama, esu žmona, užtenka, viskas baigėsi. Sugebu būti gerų žmona, taip? Ačiū labai. Tai vat, žiūrėkit, juostelė irgi atsikirpom daugiau ar mažiau, galima toliau žaisti tą žaidimą. Ir kartais aplinkybės taip susiklosto, kad galbūt mes tos juostelės ir neatsivyniojam tokios, kokią galėtume atsivinioti. Tai va čia irgi pamąstymai. Na ir Kovės kalbėdamas apie tas duotybės, apie tas dovanas, kalba pati pirmoji dovana, tai yra laisvė rinktis. Mes jau apie ją kalbėjome, ar ne? Bet iš tikrųjų laisvė rinktis. Tai yra labai puiku, bet kai mes, ypač švietimiečiai, pradedam kalbėti apie laisvę, ir galbūt ta banga praėjo, sakom, kiek kartais gali pridaryti bėdos tą laisvę be atsakomybės, ar ne? Turbūt tikrai esame kiekvienas apie tai pamąstęs arba padiskutavęs. Todėl kita ta prigimties dovana yra principai, kurios vadina gamtos dėsniai, galim sakyti ir vertybės. Jeigu nėra šito pamato, tai vat ta laisvė rinktis gali atnešti daugiau bėdos negu naudos. Ir žinoma, 4
intelekto rūšis. Tai irgi, kai tas auditorijose klausia, kodėl taip keistai jisai suskirstė. Bet būtent Kovėjus išskyręs tas 4 intelekto rūšis, kurias sugretinęs yra su žmogaus prigimties elementais. Pamenat, jeigu šitie prigimties elementai nėra realizuojami, žmogus jaučia galbūt netgi frustraciją, jis nepasitenkinimą, jaučiasi nerealizavęs savęs. O intelekto rūšis atitinkamai sugretinęs būtent su žmogaus prigimties elementais. Na ir toliau, kuris kalba apie tai, kad visos šitos dovanos, visos šitos galimybės, duotybės turi būti akivaizdžios, o intelekto rūšis turi būti lavinamos. Ir ypatingai knygos autorius išskiria emocinį ir dvasinį intelektą. Sako, tikrai koks bebūtų protingas vadovas, galbūt gražiai nuaugęs, jaunas, protingas, išmintingas, bet jeigu negebės bendrauti, jeigu jo poelgiai nebus grįsti vertybėmis, jeigu jis neįdės dvasingumo, kažin ar tikrai susilauks sėkmės, kokios tikisi. Ir sako, tik šitų 4 dimensijų lavinimas suteikia tam žmogui stiprybės, vidinės ramybės, pasitikėjimo savimi. Ir taip pat kelia jo moralinį autoritetą kitų žmonių akise. Ir žmogus, kuris valdo visas tas dimensijas, iš tikrųjų sugeba daryti įtaką kitiems ir iš tikrųjų atranda savo pašaukimą. Na, stiprus vadovas turėtų suprasti ir vesti kitus pagal išsikeltus tikslus, turėti viziją. Kad tą viziją pasiektų, jis turi būti disciplinuotas. Be entuziazmo ir sąžinės, kaip jau minėjau, irgi daug ko nepasieksim. Dabar jūs galit taip pat truputį pamastyti, jeigu mes kalbam apie tai, kad žmogui, kurį galime vadinti lyderių, būdinga vizija, disciplina ir kiti dalykai, tai Kovėjus sako, kad tam tikros charakterio savybės, tarsi aisbergo viršūnę, iškelia va šitus 4 dalykus. Dabar tiesiog galite pasiskaityti tas savybės ir pamastyti, ar turite jų, ar ne, kas iškelia viziją. Na, matot, žmogus idealistas, išvalgus, yra patikimas, laimėtojas, tikintis kitais žmonėmis, gali būti filosofas, turėti viltį, strategiškai mąstantis, numatantis, gebantis numatyti ilgalaikę perspektyvą, svajotojas. Kartais mes nekreipiam dėmesio į šitas savybės, pradininkas. Ne? Kokios savybės iškelia kaip aisbergo viršūnę discipliną? Tai toks žmogus pasižymė tokiom savybėmis: realistas, ištikimas, susikaupęs, nepriklausomas, ryžtingas, kompetentingas, linkęs aukotis, nuoseklus, sunkiai dirbantis, atkaklus, atsakingas ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad jūs ir apie save pamąstote, ieškote savęs tuose. Entuziazmą iškelia tokie dalykai kaip optimizmas, tikėjimas, sinergetika, drąsumas, empatiškumas. Bet matot, humoristas žmogus, entuziastas, darantis įtaką, orientuotas į žmones, nebijantis iššūkių. Sąžinė. Tai yra atsakingas, intuityvus, doras, kuklus, orientuotas į tikslą, etiškas, paslaugus, pagarbus, dosnus, teisingas ir taip toliau. Ir iš tikro, vien tik tai problemų ar iššūkių žinojimas
nepagelbės, jeigu neturėsime vidinės galios ir nebusime moralinių autoritetų, kuris gali išspręsti tas problemas. Dar kartą Kovėjus akcentuoja tai, kad būtent ugdydami tuos 4 intelektus, derindami juos, galime uždegti ir savyje ugnį, kituose, ir visi tie dalykai padeda atrasti savo pašaukimą. Na, Kovėjus sako savo klausytojams, skaitytojams, kad jis duoda pažadą. Drąsiai duoda pažadą. Sako, jeigu taikysite šitus 4 savo gebėjimus, talentą, poreikį, entuziazmą ir sąžinę, atrasite savo pašaukimą. Ir meta iššūkį mums visiems. Tuo pačiu ir aš noriu jūsų paprašyti, kad žiūrėdami į šitus 4 klausimus, kurie yra skaidriai pateikti, Kovėjus tai siūlo pamąstyti apie savo 3 gyvenimo sritis. Na, bet mūsų laikas yra limituotas, tai bent vieną kažkokią sritį tiesiog turėkite omeny ir įsikelkite savo tuos 4 klausimus. Toje srityje, ar aš turiu kokį nors poreikį, viziją, tikslą, siekį, ar turiu kokį gebėjimą, ar reikia man jį įsiugdyti, išlavinti, kad jį pritaikęs galėčiau šį poreikį patenkinti. Ar galimybė tenkinti šį poreikį kelia man entuziazmą ir ar sąžinė man pataria pradėti veikti. Galite apie savo darbinę veiklą galvoti, apie asmeninę kažkokią veiklą. Na, tarkim, aš labai noriu išmokti anglų kalbą, ar ne? Bet trečias dar nieko. Bet pradėti veikti, man dar neliepia sąžinė, ir visa tai yra padėta į šalį, nežinau, ateis tas laikas ar ne, bet kažkas tai tokio panašaus. Tai dabar atsakymą kažkokio, aš iš jūsų nelaukiu, nebent pačios norite pailiustruoti, kaip pasižiūrėjote tuos klausimus. Ar tiesiog palieku jums pamąstymui. Ir tą tiesą Kovėjus ir sako, iš tikrųjų, jeigu atsakėte teigiamai į visus šitus 4 klausimus, jeigu turite veiklos jau šitoj planą, tai sako, ir pradėkite veikti. Ačiū. Lyderių iššūkis įkvėpti kitus atrasti savo pašaukimą. Labai svarbu iš tikrųjų sutikti gyvenime žmogų, kuris tau yra autoritetas. Mes dirbdami su vaikais dažnai irgi klausiam, kas tau pavyzdys, kas tau autoritetas, ar turi kokį herojų, ar ne. Ir, kaip sako Albertas Šveiceris, kad kiekvienam gali atsitikti, vidinė ugnis prigesta, bet žiūrėk, sutinki žmogų ir vėl įsilepsnoja. Ir turėtume būti dėkingi už tokius dvasią pakurstančius susitikimus. Iškia, kaip svarbu kito žmogaus, stipraus žmogaus, autoritetingo žmogaus pavyzdys, ypač jauniems žmonėms. Iš tikrųjų, mes truputį tą esame pamiršę. Dabar jau daug yra šnekame apie tas pavyzdžio sėkmės istorijas, ar ne, mes tarsi primiršę esam susitikimus su žmonėmis, kurie tikrai gal neužėmė kažkokių ten didelių postų ir panašiai, bet yra nuveikę kažką gyvenime. O jaunai kartai tai būtų labai svarbu. Ir tai yra irgi, sakyčiau, centrinė mintis, viena iš svarbiausių Kovėjus išsakytų minčių, kad lyderystė tai žmonių vertės ir galimybių parodimas jiems taip aiškiai, kad jie patys pamatytų. Vadinasi, vadovo arba lyderio pareiga padėti išpakuoti tas dovanas. Galbūt žmogus nedrįsta, galbūt per daug įsiėmęs, galbūt jis nežino, kad yra gavęs tą dovaną. Va tos įžvalgos yra tas pasitikėjimas iš vadovo pusės, kas jis bebūtų.
galbūt jūs esat klasės vadovai, galbūt jūs esat mokytojai, irgi yra labai svarbu. Kovėjus labai daug gilinosi, ieškodamas panašumų ir skirtumų lyderystės ir vadybos. Lyderystė dabar gana neseniai atsiradęs toks terminas ir dabar jau plačiai ir garsiai vartojamas. Anksčiau mes daugiau kalbėjom apie vadovavimą, vadybą, ar ne? Ir labai daug domėjusi, tarp kitko, 8 įpročiuose knygos pabaigoje yra daug autorių paminėta, kurių darbais galima pasidomėti ir Kovėjus iš tikrųjų perskaitęs tų autorių darbus apie lyderystę, apie vadybą ir tyrinėdamas tas kitų žmonių požiūrius, mintis, jisai padarė tokius sugretinimus. Sako, lyderiai daro gerus darbus, vadybininkai gerai atlieka darbus. Lyderis įveikia permainas, o vadyba įveikia painiavą. Lyderiai tarsi architektai, vadybininkai, statybininkai. Ir ten galima būtų dar daugiau stęsę, bet aš tiesiog, kaip kad jūs geriau suprastumėt, kelis tokius pavyzdžius sugretinimus pateikiau. Kovėjus sako, reikalinga ir vadyba, ir lyderystė, ir abudu dalykai yra vienodai svarbus. Tik tai jis akcentuoja, kad vis tik vesti reikėtų žmonės, o daiktus valdyti ir kontroliuoti. Ir kas leidžiasi kontroliuojami, tai tie arba tai, kas neturi pasirinkimo laisvės, o kas neturi pasirinkimo laisvės, pinigai, struktūros, fiziniai ištekliai, sistemos, procesai, įrankiai, laikas, informacija, išlaidos ir panašiai, nors, kaip sako Kovėjus, kartais ir žmonės, nes jie nenori kitokio vaidmens. Yra žmonių, nežinau, gal esate susitikusios, kuriems yra patogiau, kai jiems vadovauja, jie jaučiasi ramesni, saugesni, nori ramybės. Yra įvairių priežasčių, kodėl taip yra, ar ne? Bet Kovėjus sako, tebūnie, ir dažniausiai jis laiko tokius žmonės gamintojais. Na, ką aš galiu, kad galėčiau būti pavyzdžių kitiems, ar ne? Tai, ta prasme, aš galiu sukurti tą pavyzdį, galiu parodyti kelią, galiu iš tikrųjų suderinti veiksmus, ar ne, ir tikslus ir panašiai. Ir aš galiu skatinti savarankiškumą. Ir savalaikis pasitraukimas. Va tai irgi akcentuoja knygos autorius, kaip dažnai mes įpratę daryti darbus už kitus. Vien dėl to, kad galbūt yra ir laiko taupimas, galvojam, kad turbūt pačiam yra geriau 9 kartus padaryti, padaryti pačiam negu 9 kartus parodyti, o galbūt dar po to ir pataisyti, ar ne? Kovėjus sako, kad tai yra klaidingas požiūris, reikia pasitikėti žmonėmis, reikia leisti jiems klysti ir iš klaidų mokytis. Bet tas pasitraukimas, taip pat savalaikis pasitraukimas yra irgi tikrojo lyderio savybė. Na, mes jau šiandien girdėjom tokių minčių apie tai, kad kiekvienoje organizacijoje yra savotiški vairininkai. Jūs sakėt, kad yra lyderiai, ar ne? Bet kas tas vairininkas? Čia šita skaidrė, tai neteisinga šitas piešinukas. Neturėtų tie kiti žmogučiai nešti to vairininko ant savo pečių, ar ne? Čia galbūt šiek tiek atvirkščiai, arba jie turėtų kartu eiti. Bet tiesiog aš noriu tą kryptį, kad vairininkas tai krypties rodytojas. Na, o kad mes visi galime daryti įtaką kitiems savo tam tikram lygyje, tai yra faktas. Ir, sako, yra 7 iniciatyvos ar savarankiškumo lygiai. Tai yra pats žemiausias lygmuo, kai mes tik tai laukiame nurodymų ir po to atliekame tai, ką mums nurodo. Bet nieks netrukdo, ir aukštesnis lygmuo netrukdo domėtis tuo, ne mechaniškai atlikti, bet domėtis tuo, ką tu darai, ne? Ir šitas lygmuo jau yra aukštesnis. Po to siūlyti galbūt kokius nors pakeitimus,
siūlyti savo idėjas. Ketinu tai nereiškia, kad ketinu ir nieko nedarau, bet šitie ketinimai yra aukštesnio lygmens, jau tai, kas iš idėjų lygmens realizuoti. Dar aukštesnis lygmuo, ypač tiems, kurie naujai pradeda dirbti savarankiškai arba naujoj sferoje, naujame lygmenyje, dar atsiskaitomybė didesnė, ar ne, padaryti ir iš karto pranešti, prašo kodėsnio iš tikrųjų pasitarti, atsiskaityti, pasitikrinti, ar tu tikrai taip darai. Po to jau veikti, tai jau dar aukštesnis lygmuo yra daugiau savarankiškumo, tai ne tik darimas, bet jau veikimas platesnėje prasme ir taip pat pasitikrinimas, atsiskaitomybė. Čia iš vis aukščiausias lygmuo yra savarankiškumo lygmuo, ne? Ir kokia bebūtų sritis, mes galime tiesiog keisti tuos lygmenis. Jeigu esame kažkurioje srityje, žemesnėme lygmenyje, galime keiti į viršų. Mums niekas netrukdo. Tik tai, kaip sako Kovėjus, reikia labai protingai pasirinkti, nes būna kartais taip, kad užsibrėžiam galbūt iš tikrųjų per daug arba ne toje srityje, kur geriausiai išmanome. Ir tada galbūt ir ištinka nesėkmė. Reikia save pažinti, ar ne, ir žinoti, ką aš galiu ir kur galiu realizuoti tas savo galias. Nors šypsosi Kovėjus, kad kai kuriuose organizacijose yra visada lengviau gauti atleidimą negu leidimą. Ir jis duoda daug pavyzdžių, kaip iš tikrųjų tas lankstumas, tas tam tikrų momentų gudrumas, toks pakovojimas už save neša sėkmę, net jeigu vadovas pradžioje nepasitikė ar ne, arba tu neusirekomendavai taip, kad tu gali kažką tai daugiau negu tavęs prašo, ar ne, tai reikia labai atsargiai, lankščiai, diplomatiškai siekti savo tikslo. Ir tikrai, jeigu skaitysit Kovėjaus knygą, ten daugybė pavyzdžių, kaip jauniems ar ne visai jauniems žmonėms pavyko įtikinti savo vadovus, kad jie tą gali. Bet nereikia to savo žinojimo, kad galiu slėpti savyje. Na ir iš tikrųjų labai svarbu visame tame kontekste, kad tikram lyderiui yra labai svarbios tam tikros charakterio savybės. Ir Kovėjus rašo, kad 90% lyderių nesiseka dėl charakterio ydų. Gali būti vadovas išmintingas, kaip jau minėjau, bet jis dar turi būti labai patikimas. Jeigu praranda pasitikėjimą, tada būna bėda. Ir Kovėjus pasakoja tokią istoriją, kad pas jį atėjo konsultuotis jaunas, kaip jis sako, perspektyvus vadovas, kuriam tarsi, pasak jo, iki šiol labai gerai sekėsi, o pastaruoju metu kažkas atsitiko. Jis jaučia bendravime su kolektyvu tam tikrus trūkumus, jaučia, kad nepasiekė tų tikslų, kuriuos yra užsibrėžęs, kažkas atsitiko ir jis klausia, Kovėjaus prašo pagalbos padėti. Jis sako, man reikėjo tikrai labai daug pastangų, kad aš suprasčiau, kur čia šuo pakastas. Jis, aišku, bendravo su to vadovu, aišku, jis nuvažiavo į tą organizaciją, pasikalbėti su darbuotojais ir po ilgo laiko išpešė vieną tokį faktą. Na, mes čia esame moteriškoje kompanijoje, aš galiu pasakyti, tas vadovas, nes vyrai labai sutrinka, žinokit, nežinau kodėl. Tas vadovas iš tikrųjų turi šeimą, bet turi ir draugę. Ir kažkokiu būdu apie tai sužinojo jo kolektyvas, ar ne? Ir jis tapo nepatikimas, galbūt net nesąmoningai, galbūt net apie tai nebuvo kalbama, bet jis prarado pasitikėjimą. Ir tik tada, kai jis sugebėjo, ne tame esmė, ten kažkas iš auditorijos manęs paklausė, ar jis paliko šeimą, ar jis paliko draugę. Bet čia netgi Kovėjus apie tai nekalba, ne tame esmė, kai ten baigėsi, bet svarbu, kad jis būtų patikimas, sąžiningas, jeigu būtų ta problema galima ją lengviau spręsti, jeigu visi žinotų, nu visaip gyvenime atsitinka, bet jis tarsi čia melavo, ar ne? Ir tuo savo melu tokiu prarado pasitikėjimą.
Na ir Kovėjus vėl remiasi apklausa, buvo apklausti 54 000 žmonių, kokias jie galėtų išskirti lyderio savybės. Jūs jau trupučiuką susidūrėt su tom savybėm, bet būtent pirmoje vietoje, matot, yra dorumas, komunikabilumas. Vadovas turi vertinti žmonės, jis turi turėti viziją, jis turi būti rūpestingas, priimti sprendimus gebėti ir kiti dalykai, bet dorumas yra pirmoje vietoje, o dorumas jisai įtakoja tą patikimumą. Na ir kaip čia pasakęs yra McDonald's, didesnis komplimentas man yra, aš jumis pasitikiu, negu aš jūs myliu. Tam, kad mes galėtume džiaugtis tarpusavio pasitikėjimu, turime kai ką aukoti. Ir iš tikrųjų man pačiai buvo labai įdomu, kas tos aukos, kas tie indėliai tarpusavio pasitikėjimui. Kaip matot, tai yra, ką mes turime aukoti? Mes turime siekti suprasti kitą. Mes turim tiesėti pažadą. Mes turim elgtis garbingai, atvirai, maloniai, mandagiai, laikytis laimiu aš mąstymo modelio, būti ištikimi, atsiprašyti, jeigu suklydome, nebijoti atsiprašyti. Turime visą laiką palaikyti grįžtamąjį ryšį ir būti atlaidus. Galbūt tai yra indėliai iš mūsų pusės, aš čia turbūt neteisingai pasakiau, o ką mes turėtume paaukoti, tai savo nekantrumą, savo ego. Iš tikrųjų, mes turbūt pažįstame daug vadovų, jeigu jie protingi, išmintingi, bet kartais tas jų ego priverda tam košės. Iš tikrųjų, sunku jį nuslėpti tada, kai turim klausytis kito ir nebūtinai demonstruoti savo išmintį ir protą. Taip pat valdingumą, ar ne? Nes ar mes vadovaujam, ar mes valdome. Tai irgi skirtumas. Kartais dėja tenka ir asmeninius planus paaukoti, kartais ir savimeilę. Ir, žinoma, nepataikauti. Nepataikauti. Labai daug Kovėjus kalba apie tai, kad lyderiai turėtų žinoti, kas yra ta trečioji alternatyva. Ir tikrai, kaip jau minėjau, mes labai dažnai susiduriam su įvairiomis konfliktinėmis situacijomis. Tuose situacijose turime gebėti suderinti žmonių skirtumus arba suprasti, kaip jau anksčiau minėjau, kad visi mes esame skirtingi ir kažką reikia su tuo daryti. Kas ta trečioji alternatyva? Čia šitoje auditorijoje sėdi žmonės, kurie yra susipažinę su Edvardo de Bono kūrybiniu mąstymu, tai tikrai jie puikiai supranta, kas ta trečioji alternatyva, apskritai kas yra alternatyva, tik tai Bono tai įvardina paraleliniu mąstymu. O Kovėjus, taip kitko, irgi cituoja daug kur Edvardą de Bono, jau pastebėjote, jis tą vadina trečiąją alternatyvą. Ir mes turime žinoti, kad dažnai turime laikytis ne to, kas yra mano, ne to, kas yra jūsų, o to siekti to, kas yra mūsų abiejų variantas. Taigi, ieškant tos trečiosios alternatyvos, sako Kovėjus, reikalingi tam tikri įgūdžiai. Kokie tie įgūdžiai? Žinoma, gebėjimas bendrauti. Ir dėja, tik 17% apklaustųjų darbuotojų iš to didelio skaičiaus, anksčiau minėto, mano, kad jų organizacijoje bendraujama atvirai, nešališkai ir pagarbiai. Galite tiesiog pamastyti, kaip jūsų organizacijose. Dabar gebėjimas klausytis. Visai neseniai tiesiog dalyvaudama BMT projekte gavau dovanų 7 knygas ir viena jų yra skirta tikrai neplonytė knyga klausymosi man. Kaip išmokti klausytis. Tikrai anksčiau net nepagalvojau, kad tai yra taip sudėtinga, ar ne? Ir klausymosi būdai yra įvairūs. Mes įsivaizduojam, kad mes klausomės, ar jūs dabar sėdite ir irgi mane girdite. Tik tai, Kovėjus sako, mes
Visi klausomės ir girdime, tik užsidėję ausines tam tikras. Mūsų ausinės skirtingos, ar ne? Ir kokie tie būdai yra? Tai gali būti apskritai nesiklausom arba ignoruojam, ar ne? Gali būti apsimestinis klausimasis. Galbūt net nepiktavališkas žmogus, galbūt pavargęs, jisai rodo, jis klausosi, bet jis jau nebesiklauso. Atrankinis, kažko klausau, kažko neklausau. Atrodo labai neblogas yra atidus klausimasis, bet kodėl sako, vienintelis tikrasis klausimas, tai yra empatiškas klausimasis. Ir kas tai yra? Tai yra tarsi tu įžengi kito žmogaus suvokimo tą aplinką, ar ne tą lauką, jo suvokimo, jo požiūrio lauką. Na ir tiesiog prablaškimui duodu dar vieną paveiksliuką. Šito tai tikriausiai nematėte, ar ne? Ir vėl noriu paklausti, bet dabar mes jau žinome, kad čia kažkas slypi. Ką jūs čia matote? Saksofonų groja. Jau matote du dalykus, ar ne? Dabar jeigu kažkurį nepamatėte, iš tikrųjų, va čia yra toks vyriokas, kuris groja saksofonu, ar ne? O čia va merginos veidas, tas baltas, tai čia akis, ar ne? Tai čia dar kartą tiesiog nesigilinsiu ir nesiplėsiu, nes apie tai mes jau kalbėjom. Tai yra suvokimo problema ir dar kartą noriu pasakyti, kad labai skirtingai mes suvokime aplinką ir ją interpretuojame. Ir šitas suvokimo eksperimentas ar prieš tai buvęs sako, kad reikia klausytis kito žmogaus, norint suprasti, ką jis mato ir kodėl būtent taip mato. Jeigu mes dabar turėtume pakankamai laiko, aš jums skirčiau temą, apie kurią jūs turėtumėt pasikalbėti, o po to perpasakoti, ką išgirdote. Ir iš tikrųjų paprastai jūs tie visi pratimukai užduotėlės jums žinomas, atsitinka taip, kad ne visada mes pasakome tai, ką mums papasakoja, ar ne, nes vienaip ar kitaip ar ten pavargę buvom, ar netyčiai klausėmės, ar ne. Kitas dalykas svarbus yra, kad dalykai, kuriuos patiriame prieš naujos informacijos pateikimą, daro įtaką tos informacijos suvokimui. Tai apie tai irgi mes kalbėjome. Reikia atsiminti, kad yra daugiau nei vienas interpretavimo būdas. Apie tai irgi truputį minėjau ir jeigu čia auditorijai kabotų koks nors paveikslas, ypač koks nors modernistinis, tai kiekviena iš mūsų turbūt kitaip interpretuotume. Mes puikiai žinom apie literatūrinės interpretacijas ir panašiai. Ir dar, tarkim, tokia gal ne visai kalta problema, bet jinai egzistuoja. Tai sako, kad daugumą bendravimo problemų sukelia semantika. Tai yra vartojami apibrėžimai ir žodžiai, savokos, netgi, tarkim, Kovėjaus knygos, ar ne, 7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai, viena vertėja, o 8-ojo įpročio kita vertėja. Ir tas pats autorius kalba apie tos pačius dalykus. 8 įprotį sutraukia tų 7 įpročių esmę pateikia, ar ne, bet kitais žodžiais įvardinta. Ir jeigu, žinot, arba Giedrius kolega, ne, atėjo į mūsų mokyklą, jis yra edukologas, bet jis ne pedagogas. Ir ilgą laiką aš nesupratau, kalbam apie tuos pačius dalykus, aš jo nesuprantu, nes jis viską vadina kitais žodžiais, ar ne? Turbūt susidūrėt su tą. Tai iš tikrųjų būtent empatija panaikina, kaip sako Kovėjus, tą semantikos problemą. Dabar kaip pasiekti tą trečiąjį alternatyvą? Pirmiausia, sako, reikėtų pamąstyti, bet kada diskutuojant, kalbantis, ir, sako, kartais mums kyla noras ginčytis arba įrodinėti savo tiesas, net nepagalvojus, ar to reikia. Ir Kovėjas sako, apskritai reikėtų pirmiausia pagalvoti, ar mes esame linkę ieškoti geresnio, nei bet kuris iš pasiūlytų sprendimų. Turbūt pažįstate tokių žmonių, kurie nori, kad jų žodis būtų paskutinis ir viskas, ar ne? Ir nesvarbu, kad jau
viskas tarsi išdiskutuota ir galim tašką padėti, bet dar nori pasakyti kažką ir kartais vėl nuplaukia ta mintis iš šoną ir bereikalingai eikvojamas laikas. Tai va, šitas dalykas turėtų būti svarbus. Kitas dalykas, apskritai, ar pritartumėt pagrindiniai taisykliai? Niekas negali dėstyti savo minčių tol, kol neperteikia prieš tai kalbėjusio požiūrio taip, kad jis, tas žmogus, kuris prieš tai kalbėjo, liktų patenkintas. Ką tai reiškia? Kuris pasako apie tokią kalbančios lazdos taisyklę. Kokia tai yra taisyklė? Knygos autorius vedė mokymus Kanados ir Šiaurės Amerikos indėnų vadams. Ir atsidėkodami jie padovanojo indėnų lazdą. Mat iš to kilo toks pavadinimas. O ta taisyklė yra tokia. Jeigu mes kalbamės, diskutuojam tam tikrame būryje, tai tas žmogus, kuris kalba po manęs, aš jam negaliu perduoti tos lazdos indėniškos, indėnų lazdos, kol jis mane parodo, kad teisingai suprato mano pagrindinę išsakytą mintį. Ir tada taip toliau, ar ne? Na, natūralu, mes galėtume, jeigu dirbam tiesiog su vaikais arba šiaip norim įvesti tą taisyklę savo organizacijoje, dirbant komandoje, galėtume ir pabandyti ir pažaisti, ar ne? Ir iš pradžių taip mechaniškai visą tai būtų. Iš pradžių aš, reiškia, perimu lazdą, pakartoju prieš tai kalbėjusio mintį, jeigu jis sako taip, jūs teisingai suprato, tada aš tiesiu. Po to tai natūraliai išeina, tu visą laiką suvoki, kad tu turi iš pradžių suprasti, ar tu tikrai suvokti, ar tu teisingai supratai ir tik tada tęsti, ar ne? Tai va šitie dalykai irgi išveda mus į tokią kitą bendravimo kultūros lygmenį, ar ne? Na, kaip sako Kovėjus, tas tikrasis lyderis arba vairininkas turėtų vesti organizaciją į bendrą viziją, vertybės misiją. Ir štai vat tokia skaidrė. Vieną dieną Alisa priėjo kelio išsišakojimą ir pamatė Češyro katiną medyje. Kuriuo keliu eiti, paklausė. Katinas atsakė, o kur tu nori keliauti? Nežinau, trūktelėjo pečiais Alisa. Tada nesvarbu, atsakė katinas. Vat šita citata iš Luiso Kerolio Alisos rodo, kad lyderių vaidmuo yra parodyti žmonėms bendrą viziją, vertybės ir strateginius prioritetus. Ir kad lyderiai visą laiką turi žinoti, kur link eina, turėti tikslą. Dabar kaip tą parodyti? Kovėjus irgi šypsosi, ar ne? Sako, yra kelios alternatyvos. Pirmoji, galima paskelbti viziją, vertybės, strategiją ir taip toliau savo komandai ir jos visai neįtrauktus organizacijos narių neįtraukti į kūrimą. Kita alternatyva, galima įtraukti žmonės ir įklimpti į situacijos analizę, komitetų steigimą, begalinės diskusijas ir panašiai. Iš tikrųjų, atpažįstu tiek pirmą variantą, tiek antrą. Bet galima ne tik protingai įtraukti žmonės į kūrimo procesą, bet ir suvokti, kad sukūrus būtent pasitikėjimų grįstą terpę ir pačiam esant patikimam, darbuotojų supratimas su vizija prilygsta jų įtraukimu. Dar svarbu žinoti, kaip išlaisvinti darbuotojų galias ir talentus ir įkvėpti entuziazmą. Yra toksai mitas, kad geriausias skatinimo metodas yra pasakėčios apie Morką ir Rimbą teoriją. Ir Kovėjus sako, tai yra senoji paradigma. Na, Morka tai jį daro todėl, kad bus atlyginta ar ne, o Rimbas tai iš tikrųjų yra žmonių, kurie norėtų, kad jiems būtų nurodyta ir arba daro dėl to, kad bijo būti nubausti ir panašiai. Ir tai yra dar atkeliavę iš senosios tos pramoninės eros paradigmos. O tikrovė yra ta, kad mes jau žinome, kad žmonės gali rinktis ar ne, ir kad mes negalim papirkinėti, nes
Tai, kaip sako, kuriais tinka gyvūnams, ar ne, bauginti, papirkinėti ir panašiai. Ir galima žmogui iš tikrųjų sumokėti už darbą, bet negalima už nuoširdumą ir protą. Kaip sako gražiai Kovės, kad galima nupirkti žmogaus rankas, bet ne jo dvasią. Ir tai yra jau naujoji paradigma. Kaip skatinti? Vėl pateikė kelias alternatyvas. Iš tikrųjų, galime kontroliuoti ir tuo būdu siekti geresnių rezultatų. Galima išlaisvinti žmonių potencialą, bet tada gali atsitikti taip, kad nevaržant, nekontroliuojant, neliks ir atsakomybės, ar ne? O iš tikrųjų, Kovėjas siūlo trečią alternatyvą, tai remtis principų laimiu aš, yra susitarimai, pasitikėjimas, pasidalinimas tikslais, bendra vizija, atsakomybė ir panašiai. Na, o jūsų klausia Kovėjus, kas jūsų nuomonė turėtų vertinti žmogaus padarytą pažangą? Kas turėtų vertinti žmogaus padarytą pažangą? Jis pats, teisingai, šaunuolis, taip. Nors Kovėjus savo knygoje piešia tokio boso paveikslą. Sako, vat, tikrasis tas bosas turėtų vaikščioti po savo organizaciją, surasti laiko prieiti prie kiekvieno ir iš tikrųjų rasti laiko paklausti, kaip sekasi, bet iš tikrųjų nuoširdžiai, empatiškai, ar ne? Ko dabar mokotės, galbūt, ar ne, apie tobulėjimą, kokie jūsų tikslai, kaip galėčiau jums padėti, ar ne, ir ar tinkamai jums padėtų. Galbūt čia šiek tiek tokios, tokie universalūs klausimai, bet turbūt įsivaizduojate, ką tais klausimais nori Kovėjus pasakyti. Na ir iš tikrųjų, ką reiškia atrask savo pašaukimą ir kviep kitus atrasti? Tai reiškia ieškoti žmonėse potencialo, galimybių, nuolat ieškoti. Todėl dar kartą akcentuoju, kad reikia mokėti žmonių klausytis, reikia sugebėti juos įtraukti į veiklas, skatinti nuolat žodžiais ir 4 lyderių vaidmenimis. Kokie tie vaidmenys? Jau truputį minėjau, tai yra pavyzdžių sukūrimas. Lyderis turi būti moralinis autoritetas. Organizacijos kelio nurodymas, ar ne? Kaip sukurti tvarką be įsakymų? Kai kurios organizacijos turi tikrai mažai įsakymų, o tvarka yra. Taip pat puoselėti viziją, savarankiškumą be lozungų ir išlaisvinti žmogaus potencialą, skatinti savarankiškumą. Bet svarbiausia šitame kontekste yra tarnystė. Ir Kovėjus duoda tokį pavyzdį. Jis veda paskaitas įvairaus lygmens vadovams, ar ne? Ir turėjo paskaitą žemiausio rango vadovams, kurie kartą įsikalbėjo, kad jiems labai yra sudėtinga dirbti su tuo techniniu personalu. Sako, su kitais mes galim susitvarkyti, susitarti ir visą kitą. Techninis personalas kažkaip nepasiduoda. Ir girtavimas, ir vėlavimas, sako, nieko su tuo negali padaryti, ar ne? Tai Kovėjus pradėjo klausinėti, kaip jie organizuoja tą darbą su tuo techniniu personalu. Na ir, žodžiu, jisai suprato, kad yra ir bausmės kažkokie, yra tokie nurodymai ir panašiai. Ir su tais žemiausio rango vadovais, Kovėjus daug dirbo, kol jie pagaliau patys suprato, kad jeigu su tuo techniniu personalu bus tariamasi dėl, tarkim, darbo grafiko, su jais bus tariamasi, o ne jiems nurodomas. Jeigu, pavyzdžiui, važiuos kartu pirkti darbo priemonės, tam valiklius, šveitiklius, valiklius, ne? Jeigu jie pradės patys vieni kitus drausminti dėl vėlavimų, dėl girtavimų, dėl dar kažkokių bėdų, tada atsiras tikroji tarnystė, tada problemų nebus. Na ir iš tikrųjų labai svarbu, ar tu esi vadovas formaliai paskirtas, ar ne, ar tu esi
vadovas ir pasirinkęs tą vaidmenį, ar ne? Ir žiūrėkit, kokie sugretinimai, kokia paralelė. Jeigu esi formalusis autoritetas, tai vat tokia paradigma, galima vadinasi teisinga. Jeigu moralinis autoritetas, atvirkščiai teisinga, vadinasi galima. Kairėje pusėje ištikimybė aukščiau už dorumą, o dešinėje dorumas yra ištikimybė. Kas bebūtų žengti į priekį, sako formalusis autoritetas, ar ne? Ir čia, kaip mes sakėm, aš laimiu, o tu pralaimi. O moralinis autoritetas tai kartais labai reikalingas, garbingas atsitraukimas. Arba blogis tada, kai pagauna į gitarą, ar ne, irgi pažįstama tokia mintis. O jau tikrasis lyderis tai blogis tada, kai elgiamasi blogai. Aukštų pareigūnų tai neliečia, o pasirinktas lyderis būti pavyzdžiu, o ne kritiku. Įvaizdis yra viskas ir atvirkščiai reikia būti, o ne atrodyti. Na, kaip sako Kovėjus, nereikia niekada pamiršti, kad žmonės yra visapusiški. Jūs jau matote, ar ne, yra protas, kūnas, širdis ir dvasia. Ir visa kita, iš tikrųjų, jo knygoje yra daug tokių paralelių. Aš čia dabar tik tai 3 tokius paralelinius sugretinimus, ar ne, tas paradigmas. Yra daugiau tų dalykų ir jis viską gretina ant tų žmogaus prigimties elementų. Turi ieškoti savo pašaukimą ir įkvėpti kitus. Lyderystė yra pasirinkimas, o neskiriamas pareigos. Pasirinkimas. Todėl mes kalbame apie tai, kad kiekvienas galime tapti lyderiu savo sferoje, savo įtakos zonoje. Lyderystė tai menas suteikti galimybių ir svarbu labai žinoti ir vykdyti tą dalyką, kad valdant ir kontroliuojant daiktus žmonės reikia vesti. Na ir dabar norėčiau užbaigti šitą knygos pristatymą tokiais žodžiais, kurie taip pat yra Kovėjaus knygoje. Apskritai Kovėjus labai daug cituoja ir kitų, ir lyderystės ekspertų, ir šiaip žinomų žmonių minčių. Jis sako, ieškojau Dievo ir negalėjau rasti, ieškojau savo sielas, bet jį bėgo nuo manęs, ieškojau brolio, kuriam galėčiau tarnauti ir jam padėti, ir radau visus 3 – Dievą, savo sielą ir tave. Lyderystė tai yra tarnystė, ne? Lyderystė tai yra pašaukimo suradimas, lyderystė tai yra kitam parodymas jo vertės ir galių. Išties svarbus dalykai. Ir dar kelios minutės liko, dabar norėčiau dar pašnekinti jūs. Šitas visas skaidrės jūs, kaip jau minėjau, galėsite rasti tinklapyje lyderių laiko. O dabar norėčiau paklausti, to atgalinio ryšio norėčiau, ką jūs sužinojot galbūt naujo, arba kokias idėjas pritaikysit, arba galbūt ir nieko naujo nesužinojot, bet gal pasitvirtinot tai, ką žinojot, būna įvairiai, ar dar kažkokių kitų minčių. Arba ką darysite su tuo, ką išgirdot. Iš tikrųjų sudėtinga taip iš karto, reikia, kad susigulėtų tikriausiai, bet kas dabar šauna į galvą, tai gali būti visai neatsakymas į mano iškeltą klausimą, tiesiog emocija galbūt. Bet bonistai tai žino, raudoną kepuraitę galima užsidėti ir pasakyti tai, ką jauti. Nebloga optimizmo bomba. Optimizmo bomba, Jurga sako, taip? Aš pasakyčiau, kad man tas jaunystėje paskaitų ir seminarų būtų pravedęs, dėl kitaip. Aš iš esmės kuklėsą laiką labiau būčiau tik dabar su amžiumi biškai drąsėjau. Tas amžius tai čia toks reliatyvus dalykas. Ir žiūrėkit, Kovėjus garbaus amžiaus žmogus, bet jis... Ne, tai tik senatvės metais tą sukūrės turbūt. Jis gal laikai kitoje ėjo. Kokių dar minčių? Tai jums tik optimizmo palinkėčiau, ar ne, ir kažką keisti, galbūt, o gal ir nereikia keisti, aš nežinau, jūs gal esate stiprus ir
Labai džiugu, kad į lyderystę labai didelį moralumo dozę įneša. Moralumo. Jūs teisingai pastebėjot. Labai didelį. Taip, nes paskutiniu metu tos sėkmės formulės jos kažkaip užvaldė visą pasaulį. Programavimas tiesiog eina per galvas. O čia, kaip sakiau, čia yra klasika, čia yra pagrindai, čia yra tie principai, tos vertybės, ant kurių turi būti visi kiti dalykai statomi. Ką dar norėtume pasakyti? Tai labai pozityvu. Ir, nežinau, ne vieno žmogaus nėra, kuris kažkokioje gyvenimo situacijoje nebūtų lyderiu. Kažkur. Tai turbūt čia kiekvienam reikėtų tai pagalvoti ir apmąstyti. Ir dar pagalvojau, kad labai gaila, kad šitų knygų neskaito, nes nebuvo paskaitai, lyderiai, kurie užima pareigas. Žinot, kodėl? Aš pati irgi pagalvoju apie tai, bet jie sako, kad mes viską apie tai žinome. Dėja, bet taip. Dėja, taip. Tai ačiū. Gal dar kokių minčių? Pavarkot, ar ne? Aš